Sveiki, šiandien varysiu skutikų darbuotis. Iš balso žinokit, toks biški gal ir užkimęs, į gerklę skaudį, į ausį skaudį. Pilna tų visokių bėdų man čia žiūri, niekad neina įsikapstyti. Nu, gal kada nors praeis. Nu, čia žiūri, kondicionierius pajungs, da. Jau varstu kalbišką, aš jau nevarysiu kondicionierium. Mėšlo kratymą sezoną vakar užbaigiau. Išsivežiau beveik pusę mėšlydės kažkur ir pasibaigė man vis vežimai. Užsilenkė mėšlų kratytus. Einam da parodys, kas ten dabar atsitiko. Vakar norėjau dar vežtų mėšlų, galvoju įsikėjams tą transporterių, persisuksiu į toliau darbuosios. Norėčiau, kad tai būtų. Matot, kas čia per nesąmonė kažkokia gavosi, čia nutrūko grandinė, nesigilinau iš tikrųjų dabar. Šitai va tą vieną lopetėlę kažkaip susisuko, va taip šitai užsilenkė, įlydo, va čia į metalą. Nu, karoči, čia dabar ir veiklos viskas susitvarkė. Jaučiu netgi gal tą grandinę reikėtų jau pjaut žemyn, kad ištrauktas lopetėlės. Va taip šitai gale palika mėšlai. Viena pusė kaip ir išėjo lauk, o kita va. Nu ir viskas. Lauksim rudens, bandysim pirkti kratytuvą. Tai tokia ta istorija va, iš mėšlų kratymą, baigiam su mėšlais, varom dabar skus žemę. Tai pasidarysim šiandien biškį video išskutimą, o savaitgalį, jeigu išeis, siesim mišinį. Pabaigsim sėjęs darbus šią savaitę. Nu, aišku, pats neužsilenksiu visai. Pažiūrėti lėkštę skutiką, kažko ten cyp. Vieną mačiau neties mūsų. Turim akmenį. Akmenuką didelį. Va. Čia paleidom. Čia. Viskas liuks.
atrodo viskas gerai yra. Pasikėlęs dabar droną, tai va bus vaizdelių biškai iš droną. Labai gražiai atrodo tie laukai su visokiam kiolpenėm žydinčiam, man tai labai patik, paaiškiai, tai yra tos geltonos, tokios spalvos, nu tikrai man labai gražus tas pavasaris, tikrai toks pats gražiausias metas, viskas žydi, gražu. Aišku, kad nebūtų vėjuota, tai būtų išties pasaka ir kad slogas neturėčiau, pagalėčiau užuosti. Su dronu buvo iš tikrųjų sudėtinga filmuoti, nes vėjas nemažas, arba filmuoja ir pamet niekim Holandai nebemato. O čia turi, kaip sakant, ir traktorių valdyti, ir droną valdyti, nėra taip paprasta. Tai šį kartą neriu, o varau su skutiku. Kaip čia dabar bus, taip, kad farmeris nesuars, o suskus žemė pasės kišinį. Nu ir pažiūrėsim, kas čia bus.
skutiką, kur turim 3,5 metrą, per silpnas irgi buvo. 130 arklių nepakelta. Reikėtų tam skutikui galingesnio traktoriaus. Dar koks didelis minusas darbuojant su tuo skutiku, negaliu išvystyti greičio. Su New Hollandu aš maksimum padarau kokį 11,5 šitai. Bet jau kur ir sunkiau visas dust, 10,5, 11. Dabar aš čia pabaigsiu su New Hollandu, tai turiu vieną kartą, kaip sakant, išvaryti. Vakarę arba rytoj išsikabinsim ant fendą skutiką. Ir tada galėsim palyginti, kokiu greičiu mes galim padėti su fendu. Ir kad jums dar parodyti tiksliai, kad aš daugiau niekaip, aš neįvarau. Va, žiūrėkit. Kremčia, tai greičiai, biškį sunkiau. Gal 11. O apsukų tiek mes turim daug. Dabar apie 100, apie 11 valandų mes galim tik paslajuoti. Čia irgi norėtum daugiau tipo priverstinį tokį padaryti tą žemę. Neišeitų, nepatraukti. Tiesiog duosim pailsėti New Hollandui. Paliksim avę šėlavimui. Tai šiandien tas video gausis toksai, kad New Hollandas plus skutikas, o rytoj bus fendas ir skutikas. Tai va, rytoj galėsiu aš normaliai, kaip sakant, pasilyginti, kaip atrodo žemės skutims su fendu, o kaip buvo su New Hollandu. Šią savaitę man tokie ir tie darbai, norėčiau pabaigti pasėti, kiek čia apie kažkur 13 hektarų reikia mišiniaus dar pasėti. Ir viskas, ir ruošiamės tada pabiškiau šienapjūtai. Ai, dar reikia nesipurkšti biškai. Purkšim tos žemynės, bet jau ten purkšim su džandyriu. Kiek valandas jau tiek nedirbs dabar. Lauks šienapjūtės. Taip reikės tam nei tą priekį junginėti, o su žolėtė kalakstą niekam nereikia įkėti. Visas lauks išvarytas vieną kartą, lauksim rytojaus, kabinsim, kaip ir sakau, prie fendą tą skutiką ir žiūrėsim, kas ten gauna. Pratėsim rytoj diskusiją. Tikiuosi, kad aš ir pats rytoj geriau jausiuos, nes šiandien tikrai jaučiuos dar nekaip, ausį dar skaudėjo labai. Visokių ligų kažkaip čia mane užpuolė, niekaip nepraeit. Ir dar tikiuosi vis tiek, kad